Pereisim prie tos dalies, ar ne, prie tos smagiosios dalies, kur iš tikrųjų anoniminių alkoholikų draugijos narys, mūsų brolis, ne, papasakos savo istoriją, papasakos, kaip buvo, kas įvyko, kaip yra dabar, ne, ir galbūt išgirsite, kaip iš tikrųjų veikia sveikimas nuo alkoholizmo su anoniminių alkoholikų draugija. Tai gerai turi laiko, matai laikroduką ten prieki iki be 15, paliksim laiko klausimams, jo, tam kas ko nepapasakosi, gal kam nors kas nors bus įdomu pasitikslinti, tai prašom, viskas eteris tavo. Ai, dar norėjau paklausti, ar galime rašyti? Ja. Gerai. Dar ką nors? Gerai, tai va, viskas. Prašau. Taip, tai sveiki visi dar kartą. Mano vardas Edgaras, aš esu alkoholikas. Sveiki. Aš visą laiką prisistatau alkoholiku, nes praėjau programą pagal 12 žingsnių su didžiąja A knyga, su kitų alkoholikų, turinčių daugiau patirties. Bet mano sveikimas, ta prasme, kelias į sveikimą buvo labai ilgas, ne? Prasidėjo dar užsienį. Kodėl aš pradėjau nuo to, kad aš prisistatau alkoholikas, nes aš iš tikrųjų esu pripažinęs savo iki kaulų čiaupų, kad esu beviltiškas alkoholikas, ne? Ir sirgau šitą ligą nuo pat vaikystės. Na, tiesiog dar tada man tai nebuvo aišku ir viskas, bet paanalizavęs viską aš suprantu, kad aš jau, ta prasme, tikrai nebuvo pas mane iš vis, nebuvo tokių minčių, kaip gyventi savo gyvenimą blaiviai iš vis. Ta prasme, aš jau atėjau pirmą kartą gatavas namo 12 metų, ne, gavau malkų nuo tėvo, gerai, aš atsimenu, dėl to atsimenu tą įvykį. Bet čia, man atrodo, ne pirmas kartas, aš jau gatavas buvau, ne, ten. Tai esu šiaip priklausomas asmenybė, ne, aš priklausomas ir nuo vaistų, ir nuo narkotikų, ne, bet alkoholis yra pagrindinė. Tai keičiau aš tas priklausomybės, ne. Kai jau nebegalėdavau pachmilyться, ne, normaliai, kai nebegalėdavau atsičiūkinti, išeiti iš ilgadienių, aš tiesiog griebdavausi, ne, pirmą vaistai, jau paskiau su vaistais balaganas gaudavausi, tada, ne, kažkokie tai jau stiprus kaifas, ne, galima taip sakyti, ne. 14 metų jau badžiausi, ne, ten tokius narkotikus, ne, spydus ir užsidirbau hepatitą C, ne, 16. Ir, bet aš niekada nebuvau sustojęs išgerdinėti, ne, tai aišku, tai visą tai buvo kaip Balyje, ne, ta prasme savaitgalis, ne, bet pas mane jau kokių 16 metų aš jau pradėdavau ketvirtadienį ir baigdavau antradienį, ta prasme, aš tik 2 dienas tam kas 3 čiūchindavau, o paskui iš vis nesičiūchindavau, ne, aš neišeidavau, ne, iš tų tokių balinių, ne, būsenų. Ir, ta prasme, kodėl aš pripažinęs savo, kad aš esu tikras alkoholikas, nes visą laiką viskas prasidėdavo nuo alkoholio ir baigdavosi alkoholiu, ne? Ir, ta prasme, aš ten bandydavau, man atsibodo gerti, ne? Tai aš ten pradedu vartoti, ne? Tipo, atseit manęs taip, ne taip palina, ne kiti, aš ne tiek prisidirbu visokių nesąmonų, nes aš kai geriu pas mane pastoja problemos, ne? Šleifas problemų paskui mane eina. Teismai, kaliuzės ir taip toliau, sumušimai visokie, kalties jausmas, visokie muštynės, visą laiką, ne, paskui mane, visą laiką aš prisidirbu, ne, visur. Todėl aš, matyt, jau sąmoningai nuspręsdavau, kad aš atseit negersiu, aš geriau vartosiu, ne. Tai net mano draugai sakydavo, tu geriau kaifuok, nes su tavim dar įmanoma susikalbėti, ne. Tu dar esi sukalbamas, ne. Ir čia buvo man jau 18 metų, ne, ir aš jau buvau 16 metų diagnozuotas su hepatitu C. Taip gavosi, kad aš dar ten nesėdėjau anatos, bet aš tiesiog, chemė su hebra, ne, mes ten bam, ten 10 kartų ir aš jau pradėjau jausti, ne, kad pas mane kažkas negerai, aš ten visi išgeria mane, mums ten po 18, po 19, visi atsičiūkina normaliai, o aš negaliu atsičiūkinti, man hrenovą, ne. Man bloga žiauriai, aš mirštu, ne. Jaučiuosi kaip, kaip 35 metų vyras, būdamas 18 metų, ne, o tokios pagirios pas mane būdavo. Ir aš jau pradėjau galvoti, kas vyksta pas mane šeimoje, ne, visi tokie, kaip galima sakyti, medikai, ne.
Mane davai, nu ištirsim tave, ne, tą ant to, nu ir ba, pas mane ne tas hepatitas C. Tada tai skambėjo kaip, nu, mirties nuosprendis toksai, ne, nedidelis, ne, nes, nu, kaip ir gydymo tokio konkretaus nebuvo, tai skaitėsi, nu, ta prasme, AIDS ir hepatitas C, paskui, o taip, neskambėjo visą tai. Lietuvoje gydymas man kainavo apie kokių 30 000 dolerių tais laikais, tai galima buvo parduoti Vilnių, nu, gerą būtą senamiestį tikrai. Ir dar nedavinėjo netgi 50%, kad jisai suveiks, ne? Na ir aš jau tada jau pasijaučiau toksai brokotas, ne, būdamas jaunas. Ne. Ten aišku, ten sportas, kažkokia tai pažanga sporte, bet tai visa tai buvo tik tai, vat, nu, pagrindinis mano buvo moralės principas, lengvi pinigai ir geras laikas, ne, su draugais, su chebra, su panelėm, nesvarbu, ne. Ir nu, taip ir gyvenau, ne, ir su ta nuostata. Bet kažkas mane visą laiką saugojo, ne, va, aš taip galiu pasakyti, ne, aš jau turėjau turbūt būti miręs labai daug kartų, ne, perdozavęs esu ne kartą ir taip, nu, tokiose vietose esu atsidūręs, kad nežinau, kaip likęs gyvas. 18 metų persikrausčiau į Airiją, ne, su tą mintim, kad gausiu ten gydymą, kažkaip tai, ne, tais laikais. Lietuva tada tik įstojo į Europos Sąjungą, ten prieš porą metų, man atrodo, ar prieš metus kokius ir. Jo, ir nu, kažkur 2 metai man buvo labai sunkus, aš tada, aišku, susijėmiau, ne, aš mažiau pradėjau vartoti, tiesiog nebuvo nei draugų, nebuvo balių, man reikėjo padėti motinai su maža seserim. Ir tiesiog aš buvau, tai pasijaučiau šeimos galva, ne, vienintelis vyras, kuris dar biškai kažką galėjo kalbėti angliškai, galėjo padėti šeimai. Ir nu, atseit aš susijėmiau ir kažką bandžiau stotis ant kojų, tiesiog gyvenimas privertė, ne, dar buvau jaunas, dar turėjau entuziazmo, tai aš tą biškai vartojimą padėjau į šalį, ne, tiesiog, nes aš, nu, vienas ten negalėjau tūsintis, ne, man buvo, nu, kažkaip neįdomu, ne, bet ir, nu, ta prasme, ir gerti kasdieną. Bet aš sakau, ta liga niekada nuo manęs niekur nepasitraukė, ne, tai ir, nu aišku, aš susijėmiau, tai porą metų, po kol aš gavau tą gydymą, ne, bet aš gavau gydymą, tas gydymas suveikė, ten metai, tas gydymas sunkus, tas gydymas buvo, nelabai, aš ten, aišku, pamečiau visus plaukus ant galvos ir taip toliau, ir ten išbalęs buvau visas ten, nu, ta prasme, vos leisgyvis vaikščiau, ne. Nu, tas gydymas, nu, tikrai homoterapijai prilygstamas, ne, tai aš dabar dar jaučiu gal kažkokius, ne, ten šalutinius poveikius, ten imunkė sušikta, ne. Ir, nu, ką, aš pradėjau mokytis tenai ir taip toliau, pas mane vėl atsirado kažkokių naujų pažinčių, ne, tiek verslo pažinčių, tiek kriminalinio pasaulio pažinčių, kas man labai patikdavo, ne, visą laiką. Ir jo, aš pradėjau užsidirbinėti daugiau pinigų ir prasidėjo vėl tas pats, ne, baliai savaitgaliniai, ne, ir jie tęsiasi kokius 6, kokius 7 metus aš dar galėjau funkcionuoti, ne. Ten savaitgalį tūsinamės, ne, kažkokie lengvi narkotikai, ne, geriam, paskiau po biškį su alkoholiu aš nusiimu, ne, išeinu ir kažką tai paveikiu, ne, 3-4 dienas, ne, dar kažką paveikiu, ne, dėl akių, dėl visko, žinai. Tada pradėjau aš jau statytis namą Airijoje, ne, pas mane ten atsirado tikrai tų nemažai pinigų, ne. Ir tada vat sukrito viskas, ne. Ir tada aš jau pradėjau tiesiog neatlaikyti krūvio, ne. Čia iš vienos pusės draugai, ne, iš vienos pusės reikalai ir dar tas namas, tos problemos, ne, aš tiesiog pradėjau kasdieną jau kvasinti ir jau tiesiog nekontroliavau savo visų dalyko, ne. Man jau pradėjo tada draugai sakyti, nu, tu išsiblaivyk, ne, nes tu, nu, paskambini iš vakaro, pripasakoji kokių nesąmonių, žinai, nu, aš kitą rytą net neatsimenu, ką aš pripasakojau, ne, aš ten su vaistais viską miksuodavau, ne. Nu ir mano priklausomybė, ne, man pradėjo mesti tokius failus, ne, ką jie man čia atseit, ne, visą protą, ne, man ir taip gerai vienam, ne, man jie nereikalingi visi. Nu ir aš taip ir pasiunčiau visus gražiai, ne, ir toliau vartojau, ir tada jau prasidėjo žostkas vartojimas, ne.
dugnai, ne, tai aš tau pradėjau jau kreką varyti, ne, paskiau heroiną, ne, nu viską. Dugnai, ne. Ir jo, ten aš perdozavimą ir taip toliau, ne, tada aš kažkaip tai, jau aš ten neatsimenu, ten toks dugnas pas mane buvo kokie 8 metai, ne. Kai 8 metai iki pat 35 metų, va, aš jau, ne, pas mane buvo toksai, va, dugnų etapas, ne, žemiau ir žemiau, ne, viskas. Bet aš dar vis bandžiau kažkaip, ne, va, nu, jau netgi nekas bandžiau, aš jau tiesiog nežinau, ką daryti, kur ieškoti pagalbos, ne. Aš ten į grupės vaikščiau, ne, ten būna susiemo, ne, kokiai savaitėj, bet aš net laikau, ne, nes aš, nu, pas mane dvasinio jokio pamato nebūdavo, ne. Man tik tai kažkas tai kokia sveikata pagerėjo, pas mane ten makyta važiuoja iš vis į kitą pusę, ne, aš ten pradedu galvoti apie kažkokius milijonus, ne, dar tik tai iš šūdo išlypęs, ne. Nu, ta prasme, nu, tokia, kaip pasakyti, kaip pas visus, ne, vat, matau tą dalyką, ne, labai sunku pripažinti tą dalyką, kad reikia keistis iš tikrųjų, ne, kad tau reikia keistis, kad tavo visas mąstymas, ne, yra, iš tikrųjų yra, nu, brokuotas, ne, iš tikrųjų veda tave, nu, ne tavo vartojimas, ne alkoholis ten, o tu pats, ne, save žudai ir man, nu, daug laiko reikėjo tai suprasti, ne. Jau likęs gatvėje, ne, nu, galima sakyti kaip bomžas, ne, jau triniausi, ne, gatvėmis ir gyvenau tokiam hostelį, ne, ten ir jau man tenais pradėjo vaidentis, nu, ten visi tam hostelį jau gyveno visi tokie kaip aš ir dar blogesni, ne, nu, ten blogiau negu kalėjime, ne, aš ten buvęs kalėjime ne kartą, tai ten dar blogiau negu kalėjime, ne, ten jau tokia paskutinė stotelė, ne. Ir man ten pradėjo vaidentis, ne, ten telikas, žiūri telikas, man telikas lietuviškai kalba, nors aš, nu, angliškai klausau. Išeinu parūpyti, su manim airiai rusiškai kalba. Nu, vienu žodžiu, pradėjo mane gliučinti konkrečiai ir aš labai įsigandau, nes man pradėjo ausyse spengti, ne. Ir aš, nu, nežinau, ką daryti, neturiu pinigų, ne, man bloga. Ir man vaidenasi, ne, ir viskas, o nuo manęs visi nusisuka, viskas, nu, aš, su manim niekas nenori turėti reikalų, ne, visi, ne, jau žino, ir aš ten visus tai buvau daknysės, kad, nu, viskas, ne, tiesiog visi nusivylę buvo jau viskas, nurašė mane, ne, nu, ten tikėjosi gal vienintelė mano močiutė, kuri dar, ne, ten dėjo viltis, ne, kuri mane labai mylė, ne, nuo pat vaikystės. Nes jau mama, ten sistra ir aš nekalbu apie draugus, ne, ten viskas, ne, jau, ta prasme, nu, beviltiškas, ne, beviltiškas. Ir man kažkaip jau, nu, ir man geriausias draugas vis laik sakydavo, nu, tau jau reikia ilgalaikės reabilitacijos, ne, nu, ten tu bandėjai viską, sako, grupės, nu, tau neveikia visą, tai sako, aš matau, jisai, nu, nepriklausomas, bet jisai toks protingas bachūras. Jisai sako, tau tik tai ilgos reabilitacijos, ne? O man tas žodis reabilitacija, tai skamba kaip aš nežinau, kaip viskas. Čia viskas, va čia tai jau šakės. Kalėjimas tai čia dar tipo laitas. O va reabilitacija, nes ten mane keis, nes ten man reikės nuolankiai viską priimti, ne? Arba bus problemų. Ir aš, nu, tiesiog, mano visa natūra, ne, va, nuo to spiriojasi, drebėjo, ne? Ne, man dar, ne, aš čia, ten kai sako metus, kokie metai, aš per 3 mėnesius ten viską žinosiu ir viską žinau, ne, nu tai taip ir vyko pirmo reabilitacijoje, ne. Tai vat po to vaidenimuose, ne, aš paskambinau močiutei, paskutiniam žmogui, kuris galėjo mane ištraukti, ne, ir sakau, atsiųs pinigų, aš skrendu į Lietuvą, ne, perkuosi bilietą. Aišku, aš pakaifavau, pagėriau dar, nu, ten, kol laukiau bilieto kokias 5 dienas, ne. Atskridau, mane iš karto pasitiko oro uoste ir iš karto vežė į reabilitaciją, ne. Toj reabilitacijoje aš sugebėjau 3 kartus prisigerti, per 4 mėnesius. Ten, blėt, svarstė mane išmesti, ten, nu, vienu žodžiu, aš ten taip stumiau, kad, nu, bet, nu, tai aš ką noriu pasakyti, kaip ir knygoje mūsų rašo tas, ne, nenumaldomas potraukis, ne, vat, nu, nenumaldomas, aš būdamas reabilitacijoj, atskridęs iš užsienio, ne, į Lietuvą į reabilitaciją, tiek metų gyvenęs užsienį,
aš tik ir galvoju, kaip praribinti, kaip, karočią, kažkaip užmutinti, kad aš turėčiau išgerti. Viskas. Ne apie aš kažkokį ten kaifą galvoju, bet grinai, vat, kad būtų 100 gramų, ne? Kad man šilčiau būtų, ramiau. Ne? Ir... Tai taip ir buvo, ne? Ten atvažiuoja ūkvedys, aš jam babki, bam, jis man krūmuose palieka, aš ten prisigėręs vaikštau. Mane barą, ne, aš paskui vaikštau, visas drebų raudonuoja, ne, bet manęs nemet, nes aš babkės mauko, ne. Nu ir žodžiu, aš taip ten prastumiau durą, nu aišku, aš kažkiek tai susipažinau su programa, ne, aš kažkiek tai vis tiek atsičiūkinau, ne. Ir kažkaip tai man iš Airijos atėjo pinigų, ne, ten aš kažkaip užmutinau pinigų būdamas toje reabilitacijoje ir pas mane buvo kažkaip, turbūt apie 2 gabalus, ne. Aš ką aš čia darau, varau aš gyventi, ne. Ir aš netoli nuėjau iš tos reabilitacijos. Aš jau važiavau į Vilnių ir jau gatavas, ne. Ir pasibeldžiau į duris savo tėvui, ne. O jisai, nu, toks pat alkoholikas kaip aš, ne. Tik tai vyresnis, ne. Nu, jo irgi visi nusisukę ir jisai visų nusisukęs, ne. Nu, bet jisai, aišku, mane kaip sūnų priėmė, ne. Ir mes su juo, vat, beveik metus, dieną dienon gėrim, ne. Tai ką aš noriu pasakyti, ne, ten buvo pas mane gyvenime, ne, visko ir narkotikų, ir vaistų, ir taip toliau, bet aš vis tiek grįžau prie alkoholio, ne, ir mane tas alkoholis taip suvarė, kad, nu, ta prasme, dugnai, ne, tai aš šiai dienai aš esu įsitikinęs, kad, nu, nėra skirtumo, ne, nuo ko tu krisi, ne, nu, tiesiog tave suryja, mane tiesiog suryja, ne, viskas, aš pats save suryju, ne. Ir vat buvo antras toksai įvykis, ne, vat, kai vat, nu, kaip Airijai buvo, kai tas vaidentis man pradėjo ir ausyse spengti, ne, toksai didelis baimės priepuolis, ne, kuris mane vat, privertė kažkaip tai judinti batonus, ne, vat, kažką daryti, griebtis kažkokių tai veiksmų. Nes taip tai visada, ne šiandien, vat, tik tai pragyventi tą dieną, ne, kažkaip išlysti tą dieną, o ten paskiau kažkaip tai, ne, bet vat, jau privertė mane kažkokių tai griebtis veiksmų. Ne. Ir jo, ir aš atsibudau ryte ir aš jau pajaučiau nuo savęs ir nuo tėvo ar nuo mūsų abiejų vat, tokį grinai mirties kvapą. Nu, vat, jis čia ne kvapas, aš nežinau, jausmas, bet vat, grinai man toks dvėselėmas nuo mūsų abiejų kvapas ir vat, tokia vat, vaizdas toks, kad vat, mes mirštam abu, mus užkasa už ten valstybinius kažkokius pinigus, ne, ir ateina mano močiutė ir mano dukra, kurios nematėsi, ne, ten 6 metai, gyvena kitoje šalyje, ne visai. Ir močiutė ašarą ir dukra ašarą pratraukė, nu, ir, nu, buvo, gyveno tokie, 2 mirė, nu, ir viskas, tipo, nu, ir nėra jo, ne. Ir tada vat, buvo antras toks, vat, kažkoksai tai, ne, vat, baimės, ne, vat, jau buvo man aišku, ne, arba mirtis, arba aš dar pabandau kartą kažką, nu, vat, daryti su savimi, ne. Ir tada aš sutikdavau draugus, ne, vaikystės, visi mano draugai tokie pasiturintys verslininkai, pas jūs viskas gerai, šeimos, verslai, ne, ir jie mane žiūri, sako, nu kiek tu gali stumti durą, aš negaliu. Aš jam aiškinu, aš nežinau, ką daryti. Aš net nežinau, nuo ko pradėti. Sako, gydytis, tau reikia gydytis. Aš sakau, aš netikiu jau programą, aš čia buvau vienoje reabilitacijoje, man nepadėjo, ne, ir taip toliau, aš jau neturiu vilties. Ne. Man toks, nu, balvonas, ne, iš vis jau pužmogis, ne. Ir, nu, bet kažkas, vat, išgąsdino mane, ne, tas, vat, mirties, vat, toks, vat, kažkoksai tai, vat, nu, nežinau, kvapas. Nu. Ir aš tada galvoju, skambinsiu į reabilitaciją, ne, kur niekas manęs nepažįsta, nepablato, kur aš bandysiu papulti, ne, ir darysiu viską, ką man pasakys, tiesiog, ne. Nes ten pirmoje reabilitacijoje aš ten išrašiau visus darbus, kokius galima. Man jau sakydavo, tau jau nėra ką čia bausti tais darbais, eik ten dirb kažką ten, sako, tu nesivaidenk, nes, nu, man duoda, aš ten taip parašau, karočiui išsivartau ir viskas, sako, nu, tam nėra šansus taip, ne.
Nes, nu, tiesiog aš nepriėmiau programos, nepriėmiau to, kad aš turiu kažkokią tai, ne, gal aš suvokdavau, aš nedurnas žmogus, aš suvokdavau, kad aš turiu problemą, bet man priimti tai, kad man iš tikrųjų reikia keistis čia ir dabar, arba mane veda mano būdas, mano panetkės, mano vaikystė, mano požiūris į gyvenimą veda į kapus, tiesiog, vat, į savidestroj, ne, tokį, vat. Ir aš jau tada ryžausi, ne, ir mano draugai sako, mes sumokėsim, kiek pasakys, tu tik tai davai, pradėk judinti, žinai, mes tau padėsim. Nu ir aš tada, aišku, pasiskambinau, gavau siuntimą ir nuvažiavau sveikti reabilitaciją, ne, kur. Nu, bet aš jau ten atvažiavau viskas, ne, jau visiškai, ne, praradęs viltį, jau nusivylęs savim, nusivylęs kuo ir tiesiog, vat, nu, pradėjau tiesiog klausyti, ne, neįsipisinėti, atsiprašant, ne, o vat, pradėjau po biškį kažką tai daryti su savim, ne. Nes aš, nu, tiesiog, man ten 100 kartų aš ten norėjau išeiti iš tos reabilitacijos, 100 kartų. Ir svarstymai buvo man išmesti, ir aš tenais konkrečių darbų turėjau mėnesį ir taip toliau. Ten pas mane kritau iš vienos fazės į kitą, ne, ir kas buvo reabilitacijos, žinote, tai pirma, antra fazė, aš jau buvau trečioje fazėje, vėl nukritau į nulinę fazę, vėl iš naujo viską pradėjau. Nu, o toks mano siekimas buvo, ne, bet ir. Bet aš kažkaip tai, ne, pradėjau suprasti, kad, nu, kad jeigu aš išeisiu iš reabilitacijos, ne, aš tiesiog mirsiu, ne. Aš tiesiog mirsiu. Nu, aš tai suvokiau. Ir paskutinis toks skambutis buvo, ne, jau mane 4 mėnesiai blaivybės man buvo, mane pasisodino socialinė darbuotoja, sako, tavo tėvelis mirė, ne, važiuok laidoti, mes tai išleidžiam, atskiriam į tavo mamą ir sesę iš Airijos, ne. Ir jo, ir tada vat, per tėvo laidotuvės, ne, aš gavau tokį palaikymą, ne, iš motinos, iš sistros, kurių nebuvau matęs turbūt 5-6 metai visiškai. Nu, ir gavau tokį palaikymą, ne, kad aš dar galiu, ne. Tu sako, lysk, ne, mes tau padėsim, lysk, mes tau padėsim. Ir tą patį draugai, ne, vaikystė, sako, tu davai tik, ir sako, pasižiūrėk, sako, jūs su tėvu buvote jau vienodi. Nu, sako, tu nežiūrėk, kad jis vyresnis. Sako, tu turbūt dar labiau, sako, susivaręs buvai negu jisai. Bet sako, va, tu dar nuvažiavai kažką daryti, o jisai nenuvažiavo. Bet viskas, ne. Nu, čia buvo toks dar vienas štampas, ne, man, kad nu, šakės, kad tai, tas baimės, va, mirties, va, buvo va, toks jausmas, jisai buvo realus, ne. Tai jeigu aš nevažiuočiau reabilitaciją, tai mes turbūt abu jau, nu, turbūt, čia buvo toks, aš skaitau iš aukščiau, ne. O šiai dienai aš galvoju, kad tai kažkas iš aukščiau, ne. Nu ir viskas, aš pradėjau kabintis, ne, aš pradėjau žiūrėti sąžiningai kažkaip tai į savo visas bėdas, ne, ir aš supratau, kad problema esu aš, o ne aplinka, ne, ir kad arba aš moku prisiderinti, arba aš bandau keistis, priimti kitus žmonės, ne, kažkaip tai, arba aš tiesiog mirsiu, ne, ir viskas, man buvo, tas buvo, pradėjo aiškėti, ne. Ir atsirado vidinis gal noras, ne. Keistis, vat atsirado vidinis noras keistis ir vat kažką daryti, ne, su savo gyvenimu, ne, dar atsirado kažkokia viltis. Ir jau 8 mėnesių vat blaivybės atvažiuodavo taip, vat į reabilitaciją irgi chebra dalintis, ne, savo patirtimi. Ir aš tada pamačiau žmogų, kuris kalbėjo, ne, paprasta, va, tokia kalba, ne, vat, kad tiesiog jisai ten, man jo, vat, kaip gyvenimo kokybė, ar jo ten išvaizda, ar jo kažkas tai iš vis nepatrauklu, bet jis man vat, tiesiai šviesiai, ne, vat, davė suprasti, ne, kad, nu, jeigu aš nieko nedarysiu, aš mirsiu. Vat ir viskas. Ten nebuvo variantų tokių, ten daugiau variantų pas mane jau nebuvo, aš jau buvau viską išbandęs, ne. Ir aš tada nespėjau prieiti pasiprašyti, ne, globos, bet jau atvažiavo, kai antrą kartą aš jau pasiprašiau. Atbuvau reabilitacijoje 12 mėnesių ir išėjęs pirmą dieną aš iškart paskambinau savo globėjui, ne. Ir mes pradėjom skaityti knygą, ne. Nors aš jau reabilitacijoje buvau padaręs 3 žingsnius, ne. Jau ir Dievą buvau atradęs reabilitacijoje, ne. Nu, savo aukštesnę jėgą aš jau atradau, aš jau supratau.
Nes aš supratau, kai žmogus pradeda ieškoti, ne, kai jau beviltiško tokia situacija, kai visiškas va, tas dvasinis dugnas, ir kai žmogus pradeda kažką tai ieškoti ir kažką tai griebti, ne, ir pradeda bandyti savo pritaikyti, ne, jisai randa. Tada man ir knygos, kurias aš ėmiau skaityti, visos knygos, viskas pradėjo dėliotis, ne. Ir aš tada galvojau, kokiam aš iš vis buvau, ta prasme, nu, tunelėje, ne, va, 35 metus, ne, nu, kad davedžiau save iki tokio, nu, arba reikėjo man mirti, ne, vat reikėjo mirti, va, taip galima sakyti, kad pabandyti vėl gyventi, ne. Nu ir mano gyvenimas pradėjo keistis, aišku, tas sveikimas mano nelengvas, ne, buvo. Ir yra nelengvas, ne, ir viskas priklauso nuo to, ne, kiek aš dedu pastangų į tą savo blaivybę, ne, į savo sveikimą. Kiek aš prisiemu atsakomybės, ne, ir tai jeigu aš, tarkim, važiuoju į Klaipėdą, ne, ir aš žinau, kad yra pas jūs grupė, ne, taigi aš galiu tiesiog sau pasakyti, ai, neisiu, ne, tai aš geriau, nu, neisiu, aš čia ilsiuosi, ne, bet, vat, nu, tiesiog, vat, gal ir tas globėjavimas, ne, ir pats mano tas entuziazmas, veikimas ir paties suvokimas, kad jeigu aš, nu, miegu ant laurų, ne, aš gaunu va, tas blogas būsenas, ne, duobės tiesiog va, tokias. Pas mane niekada nebūna viskas, ne, va, taip, biški blogai, biški gerai, pas mane viskas arba labai labai gerai, arba duobė. Viskas į vieną krūvą, ne. Ir tada ir sveikata šlubuoja, ir sveikimas žiūriu šlubuoja, ir viskas, ne, ir žiūriu, kad aš ir globėjai neskambinu, ne, ir į grupės nevaikštau, kaip turėčiau vaikščioti. Ir jau galvoj pas mane neigimas įsijungęs. Vėl aš ten savo religiją išradęs kažkokią tai, ne, savo, ten, nu, požiūrį, nes aš, nu, nedurnas žmogus, ne, aš prisigaudau iš visur visko. Ir nu, mane nuneša, ne, nu, nes aš iš tikrųjų turiu savo pripažinti, kad aš esu ligonis, ne. Tik tai, kaip ir knygoje rašoma, ne, tai viskas pas mus gerai, kol mes palaikom tą tinkamą dvasinę būseną, ne, ir čia ir yra tokia ta riba, ne, tarp to, arba tu eini darai tai disciplinuotai, arba pradedi vėl, ne, išradinėti dviratį. Tai sakau, šiai dienai aš atitaisiau tos visus santykius, kurie pas mane buvo, ne, tiesiog sutrypti, ne, visiškai sutrypti, ne. Dukros, kurios nematė 6 metai, ne, dabar pas mane geriausi santykiai pas ją, jinai atskrenda pas mane dažnai, aš atskrendu pas ją, jinai gyvena Taline, Estijoje. Atstačiau santykius su buvusia, ne, savo žmoną, bet, nu, ta prasme, neatstačiau, tiesiog aš darau 9-ukus, ne, aš jai padedu, jinai jau gyvena su kitu vyru, bet jai yra sunku, ne. Su šeima, ne, viskas gerai, manim didžiuojasi, ne. Ten aš nežinau, mano draugai tiesiog, nu, ten man sako, nu, čia stebuklas, tiesiog, čia tiesiog yra stebuklas, vat ir viskas, ne. Ir man labai dažnai, vat, norisi prisimti visą, vat, tą, nes, vat, blaivi žmonės, ne, tau primeta tą dalyką, čia tu išlindai iš šito, tu maladėts, ne, tu toks stiprus žmogus. Aš galvoju, man visą laiką, pradžioje sveikimo, tai aš visą laiką, čia ne aš, čia viską programa. Čia sakau, aukštesnioji jėga ir programa tik tais. Dabar aš jau to nesakau, nes manęs nesupranta, ne. Galvoja, kad aš ten, kažkoks, aleliuja, ne. Tiesiog aš jau nebesakau to, ne. Bet aš, 100%, vat, įsitikinęs, jeigu aš jau būdamas antroje reabilitacijoje nepradėčiau melstis, nes man taip važiuodavo stogas, ne, kad vat, irgi būdavo vakarinis ratas, ne, tai mane visą purtydavo, aš nenorėdavau niekam nieko apie save sakyti. Ne. Kaip jūs praleidote dieną, kokie jausmai buvo. Hujovai ir gerai, viskas. Ir nesinori man tenai gilintis, ten draugiškumas, šudumas, ne, mane net purtydavo visą, ne. Bet, vat, kažkaip, ir aš pradėdavau melstis, ne. Ir aš tiesiog, vat, ant kelių pradėjau melstis, nes aš daugiau nežinau, ką daryti. Viskas. Ir aš tiesiog pradėjau, vat, prašyti, kad duotų, ne, ramybės, ne, kažkokio tai tvirtumo, drąsos, nes aš, žinojau, kad jeigu aš, nusirausiu iš tos reabilitacijos, viskas, man šakės, ne. Ir sakau, gyvenimas tik gerėja, ne, šiai dienai. Pas mane jau
dirbu su tai žmonėm Airijoje, ne, dirbu čia Lietuvoje, nuotoliu, ne, dirbu įmonėje, ne, darau tai, kas man patinka, dirbu su mediena, tai, kas man visą laiką patikdavo, ne, ir turiu tą laisvę, ne, ir sakau, ten buvau sutrypęs visus santykius, ne. Ten antiek buvau sutrypęs, kad ten buvo kompanijos balius, aš ten pridaužiau nosis visiems. Ten, vienu žodžiu, ten taip pridariau, kad, bet, aš nežinau, ne, tas, mano keitimasis, ne, ėjimas į keitimąsi ir teisingi veiksmai, ne, ir, mano išvaizda, mano išsilaikymas, ne, kažkaip tai man duoda tos šansus, ne, viską atitaisyti ir tie visi devintukai, ne. Kartais aš gal net neįvardinu savo, kad aš ten einu daryti tą devintuką, bet jis automatiškai pas mane vyksta, ne, darosi. Ir, labai daug aš čia galėčiau, čia dabar ne apie tai iš tikrųjų mano pasidalinimas, bet aš galėčiau tikrai papasakoti stebuklą, ne, kurie vyksta, jeigu aš einu ir darau, jeigu aš melsdavausi Airijoje, ne, man būdavo bloga, aš jau, visą laiką važiuodavau į bažnyčią, arba lovai guliu ir meldžiuosi, Dievulį padaryk taip, kad aš daugiau negerčiau, ne. Bet paskui atsikėlęs einu ir pachmielą darau, ne, tai aš jau automatiškai darau neteisingą veiksmą, ne. Ir aš gaudau, kodėl man neveikia, kodėl aš jo visą laiką prašau, ne, bet jisai man nepadeda, manęs negirdė, ne, tai čia visai ne apie tai. Aš turėjau tokį draugą, kuris labai tikintis ir Jurka toksai čečėnas ir jisai jau metuose vyras, jisai melsdavosi kalbom, ne, ten su Dievu kalba jisai ten, Tai jisai buvo vieną kartą atvežęs 8 tokius pat, kaip visai pas mane į butą ir mes visi valandą, jie rankom susikibė iš mane kažkokius demonus varė, ne. Bet man tai buvo ne apie tai, ne, aš dar tada turbūt nenorėjau mesti gerti, aš tiesiog norėjau kontroliuoti gerimą, ne, aš tiesiog norėjau išmokti gerti, ne. Pas mane net nebuvo tokios minties, man į galvą neateitų, kad galima gerai leisti laiką ir gyventi blaiviai. Man nuo vaikystės aš suvokiau, ten, kur aš gyvenau, visi gėrė arba kažką vartojo. Daugiau ar mažiau, ne? Ir aš tiesiog, buvau neišimtis, ne? Ir būdavo netgi taip priimta, kad tas, kuris turbūt negeria, ne, kažkoks įstriominas, ne, su juo negali turėti reikalų tiesiog. Taip, man atrodo, tai buvo, ne, auklėjimo. Paskiau, aišku, visą tai pradėjo keistis, ne, bet pas mane tai niekas nepasikeitė, ne, ten galvoju. Iš tikrųjų, apie programą, ne, tai šiai dienai sakau, aš suprantu, ką reiškia ta atsakomybė, ne, ir disciplina programoje, nesveikime, kad turi būti balansas, ne. Nes, kai aš pradedu, sakau, vengti ir primestinėti savo, kad aš, pavargęs esu ten nuo darbų, ar nuo gyvenimo, ar nuo kažko, ir praleidžiu vieną, ne, tą susirinkimą, paskiau praleidžiu kitą, ne, ir tai gaunasi taip, kad aš jau, pavyzdžiui, aš buvau savo prisigalvojęs, kad aš eisiu tik tai į bažnyčią melstis, aš einu į bažnyčią vienas, ne, aš neinu į mišias, man nepatinka, bet aš einu, nes ten ramu, ne, man ten yra gera, ramu. Ir aš einu vienas rytais ir pas mane ten savo, ne, yra kažkokia tai programa, ne, rutina. Ir aš savo įtikinau, kad man užteks vaikščioti tik tai vieną kartą į savaitę susirinkimus ir aš vaikščiosiu į bažnyčią, nes bažnyčia yra arčiau namų, ne, ir man patogiau. Man nereikia būti tarp žmonių. Aš toks dvasiškai pabūdęs, ne, ir automatiškai aš gaunu po 2-3 mėnesių tą duobę, ne, iš kurios aš paskiau lendu. Ir tada man tenka dėti dvigubas pastangas, ne, sveikimą, nes mano stogas pradeda važiuoti, ne. Mano blaivybė pasidaro man nepatraukli, man nepatinka būti blaiviam tada, ne. Pas mane vien problemos, pykčiai ir gonkės. Pas mane galvoj prasideda realios gonkės, tiesiog pas mane gonkės, ne. Aš prisigalvoju savo dalykų, ta prasme, ten dialogas vyksta su žmonėm, kurie iš viso apie mane negalvoja. Ir viskas, ir todėl aš pradedu tada kažkaip tai, sunku man susiimti, ne, ir pasakyti savo, tau reikia vėl grįžti į grupės ir konkrečiai, ne. Nors, sakau, turi būti tas, ne, kaip pasakyti, paketas, ne, balansas.
ir grupės, ne, ir globinukai, jeigu jie yra, ne, ir važiuoti ne, tarnavimas, ne, ir gyvenimas, ne. Ir kartais ne, tiesiog tu net ne, tai darai, ne, kaip pasakyti, rusiškai neososnana, ne, kažką pastumi į tas vietas ir gauni tas būsenas, ne. Ir skaudžiai, ne, tai būna ir tada tiesiog pradedi lysti iš to, ne, ir sakau, šiai dienai stengiuosi daryti kuo daugiau, ne, ypač jeigu manęs prašo, jeigu aš tikrai galiu, aš visą laiką sakau, taip, man bus garbė, ne, ir aš einu, tai darau, ne. Tai tiek turbūt. Ačiū, kad paklausėte. Ačiū ir už pasidalinimą, prašom bičiuliai